sveiki! Labas rytas. Su jumis vėl Karolis ir Aistė, kitaip žinomi kaip Makauskai. Ir šiandien kartu jūs pasimsime į savaitgalio išvyką pas kaimynus. Taip, kad žiūrėkit ir sužinosim, kur važiuojam. Dar kartu važiuos draugai. Tai nežinau, ar jie norės filmuotis ar nenorės. Bus matyt. Taip, dabar yra 7 valandos. Pradeda mūsų kelionę į Kauną. Sėdam į kitą transportą ir susimatysim ten. Dangus įmaraus pusė 4, norėtau nejaus, to kol tau jaučiu. Žodžiai pavirto nejaukiu tylu, ojoj, ojoj. Nemožna, kol nemožna, lengvai su tavim eis per gyvenimų, jei įmanoma, tu priei prie manį arčiau ir apkabink manį, tenka paskutinį ros, ojoj, aš pilnavoju nakčių, ojoj, kol melagiai zubai man ištars, aš tavo apkabink manį, tenka paskutinį ros, ojoj. Trumpas sustojimas Cirklė kavytės mūsų šturmanui įkalt ir judėsim toliau. Esam nuvažiavę mes 100 nuo namų apie 8 km, manau. Tai dar net neįpusėjom. Ir jums, jeigu patiks, ką matot, uždėkite laiką, paspausite subscribe, galbūt pakomentuokite ką nors. Būsime labai dėkingi. Mes pasiekėme Lenkiją. Jeigu kas nematė, kaip Lenkijos keliai atrodo. Varšava. Šoferis. Kiek iki Varšavos? Dar 300 kokia, ne? Aš pilnavoju nakčių, ojoj, kol melagiai zubai man ištars, aš tavo visadu. Važiavom ir privažiavom. Mergos užprotestavo, moterys sakė, reikia joms į Tiki Maksą. Nu tai einam. Ieškom su Pauliuku pigių rūbų, bet čia humana, karoči, grina, ne? Grina humana. Aišku, kainos ne humanos. Kur čia? Dar nėra labai blogai. Žmonių irgi nemažai, daug lietuvių yra. Graži? Nu, visiukas 20 euriukų kažkur. Nu va, prašau. Nieko. Tiesas. Reikia metus būdintis kidė. Tai tiek ir žinių čia, mes tikrai ne savo norą atvažiavom, jeigu ką. Atvarėm į prekybcentrį ir ką mes turim, Pauliau? Turime avarinę situaciją. Uvaga, tik išlipom iš mašinos ir iš karto visus evakuoja. Nu tai va, nepasisekė mum. Uvaga. Ne, maladėc. Nes jeigu kokie problemi. Nu, Ta tai kontentuką piškė. visur pilna. Nu, teks atvažiuoti kitą dieną, gal nesudegs? Kad iš dangaus giedrojimą kris lietus, dar daug pasikirsta tavo balsas įpus, sykiu mislina mažarų vardus, tokių jau kaptų daugiau šančiame nebus. Ibis, čia mūsų draugai. Ibis Style Varšava centrum, o čia mūsų. Tai ką toks, viešbutukas. Labą dieną. Nieko nėra. Na ir va, kambariukas. Paprastas. Čia va, kai maudais, kitas gali žiūrėti dušą. A ne? Ir paprastas va čia.
Ir šiandien plauksim. Kiek jis kainavo? 117 dviem naktim. Centre beveik, prie Vyslos upės, bet be pusryčių. Mes kažkaip sakėme, eisim pusryčius valgyti. O va ten va ir Vyslos upė. Va ten va. Ko, Pauliau, ieškom? Galvojam, kur čia susikratyti kokį puslitriuką alaus į burnytę. Gerai, pritariu. Ėjom ir kažką ėjom. Žmonės kalba, kad full holas gali būti. Tai bandysim kažką nukaupti. Ojoj, neužna lengvai su tavim, eis per gyvenimų, jei įmanoma, tu prie. Atvarėm, palauk, čia kas, Rotušės? Ne. Rotušės aikštė dabar. Rotušės? Čia praeisi pro tuos ir bus Rotušės aikštė. Gerai, čia yra kažkokia pagrindinė, viena iš pagrindinių aikščių. Daug žmonių. Gerai, jeigu būtum pasiskaitęs Google šiek tiek daugiau prieš atvykstant. Čia ne istorinis ir pažintinis kanalas. Ar, nu gerai, gal ir. Atsiprašau, pasitaisysiu. Įmesiu aš šitą titrus. Titrus įmesiu. Turim Varšuvos stadioną futbolą. Kiek ėjom, kiek žiūrėjom, pilna žmonių, reikia būtų susirezervavus vietas, kitaip nieko negausi ir panašiai, tai biški nepasisekė. O dabar ištroškė ir išalkė, perbalė. Kur panos? Ten. Einam valgyti. Skanaus. O čia yra Rotušės aikštė. Man atrodo, jeigu nepatikslinsiu. Tai tikrai labai gražiai atrodo. Sinamukai, viskas. Biški primena Švediją, man atrodo. Ne, atsiprašau, Suomiją. Suomija, Helsinkį. Kur mergos? Mergos. Va, grybauja, rieštauja. O kur Pauliukas? Pauliukas irgi rieštauja. Po 3 valandų ieškojimų, kur prisėst, pavalgyti ir atsigerti alaus. Mes atsidūrėme Švedijoje. Pagaliau radom, kur atsisėst. Wow, tai vat patarimas, penktadienį, šeštadienio vakarą, jeigu norit kažkur nulėkti, rezervuokitės vietą iš anksto. Arba nuskriskite į Švediją. Jeigu domina, čia yra prezidentūra. Čia yra vienas iš mandresnių viešbučių Varšuvai. Ir čia berods kitas. Tai va taip. O mes gyvenam trečiam mandriausiam. Galimai. Išėjom iš antro larioko. Nieko nefilmavau. Nes belė kaip karšta belė. Ir dabar žygiuojam toliau. Bet antras alus visai maloniai atšildė kojų pirščiukus. Ir dabar ieškom gal trečio, ne? Suteikė šiek tiek jėgų eiti toliau. Ir motyvacijos. Taip. Taip, bet tas karštis nelabai. Kokį plus 3-2 blemba. Gerai, žiūrim, kas bus toliau. Prie manį arčiau ir apkabink manį, teka paskutinį ros. Ojoj, aš pilnavoju nakčių. Ojoj, kol melagi zubai man ištars, aš tavo apkabink. Labas rytas, labas rytas. Tas pats futbolas vakar. Nauja diena, naujos kelionės ir klajonės. Čia yra Koperniko mokslo muziejus, vėliau eisim. O dabar kiek čia valandų? Po 9:20 ieškom kažką užkast. Susitrink mano kontaktus ir man daugiau nebeskambina. Jis vakar klaidų pridarė. Aš nenoriu turėti nieko bendra. Tai va, gražiai čia viskas atrodo.
ir vėl po pusvalandžio klajonių radom pusryčių vietą. Jau nervai nebelaiko. Kaip jum su nervais? Skanių pusrytėlių. Aistė, du patiekalus. Sakė, kaip jauties? Visi laimingi, pavalgę. Čia va gatvė, kur vakar vaikščiojom, labai graži. Nu, kokios įžvalgos, Pauliau? Čia biškai architektūriškai nepatogiai išdėstymas yra. Netiksliai padaryta? Netiksliai. Čia matau šiek tiek netitikimų. Nu, mes irgi šiandien nėra, kad tikslus. Pats menininko darbas nėra labai kruopštus. Čia geriau tiesiog viską perstumt į šiaurinę dalį. Sakyčiau, šiek tiek atgrubnavis darė. Miesto išplanavimas, matau, labai didelių demografinių problemų gali šaukti, tai vertinčiau prastai, žinokit. Prastoka, kiek balų duodi? Maksimum 4, sakyčiau. 4? Studentas būtų neišlaikęs darbo. Tik 4? Tikrai taip. Nu, tikėjausi daugiau. Daugiau, geriau, galingiau. Vienu žodžiu, padarėm tokią išvadą, kad lenkai visai neapsikrauna. Jie niekur neskuba, nueini į kavinę, lauki valandą, kad kavą padarytų. Vakar atnešė pirmą karką. Kaip karka? Karka, nu kiaurės, kas ten, kulnas, kas ten, kažkas. O tik po to alų atnešė. Nu tai čia jie chill and grill visai. Mergos ten mūsų eina. O čia mes mašiną pasistatėm savo. Užstojam moteriškę, va šitą va. Paulius pardavė bitkoiną vieną ir pasiėmė tokį lengvai. Laimingai pasiekėm Koperniko mokslo centrą muziejų. Nors gal ne muziejus čia labiau. Ir tada jau eisim ir bandysim kažką, ne Aiste? Čia matome kaip terariumus kažkas tokio, bet beveik nieko juose nėra. Čia radot ką nors? O, koks gerulis. Irgi varanas. Užmigo. Varanas? Galas. Varan zmirgo do vizelionį. Emerald 3 monitor. Čia galima pažaisti su vandenėliu. Su dviem rankeliam. Mani lepka paskutinį ros, ojoj, aš vėl navoju nakciu, ojoj, po melagį zubai man ištas, aš tavo visado. Robotas policininkas. Žiūrėk, kaip akis mirksi. If only I could. Unfortunately, I'm not equipped for that. But I can suggest some delicious recipes. Čia kažkokia robotikos salė. What type of cuisine do you like? Čia kiek gimsta? 4? 4, dar 4, 5. O Lietuvos. Europoje. Europa yra čia čiliaks. Nesigeičia. O kur? Azija Gal jau pusė išsistenė. ir Afrika. Jo. Ir antras aukštas. Čia visokie mechaniniai daikčiukai. Taipogi daug puikiukų.
tariant, kaip skiriasi 2D ir 3D vaizdas. 2D man tai kėdė, o 3D realiai gali būti belekas. Nu, išėjom iš Koperniko. Patiko, nepatiko, kiek balais įvertintumėt? Kiek balais? 7-5, Pauliukas 6 duoda. Nu, davai, aš irgi 7. Buvom prieš kiek 7 metus, gal buvo įdomiau, dabar jau taip. Jūs labai daug vaikų, labai daug. Nu, man jie netrukdo, bet... O va ten va dar. Va ten yra labai graži biblioteka. Gal nueisim. Atėjom į futbolą. Biškė mažiau šiandien kokį 100 karų žmonių. Gerai, pasakojam. Sušiai. Chmelė su melė. Tai čia gruzinų. Cheesesteak. Kas toliau? Burrito, kiniečiai, meksikiečiai, čiūros, smash burgeriai, viską, nu, žodžiu, ko širdis geidžia. Gražiai, tai gerai atrodo. Wow. Nu, atėjom. Ikoninis Varšuvos pastatas, ne? Labas rytas. Labas rytas. Užkilom ant pastatėlio 30 aukšto. Susimokėjom už 427 euriukus, kas yra tikrai apiplėšimas vidury baltos dienos. Prašau pasigrožėti Varšuvą.
kaip visą laiką pusę Varšuvos apėjom ir radom, kur atsisėsti. Prašau. Dabar Aistė papasakos, kaip mums šiandieną. Pasakok. Vas Pauliukas vėl rašys komentarą, kad nepasakoja niekam moteriškai. Atkeliavo kaip visą laiką. Pirma maistas, po to alus. Thank you. Pauliukas ką? Važiuojam. Burito, o panelės kesadėlės. Dienos, na tai kiti. Skanaus. Labas rytas, vienu žodžiu sveikinamės mes, aš iš prekybos centro kažkokio, iš kurio užvakar alarmas mus išvijo. Turbūt paskutinės žinios iš manęs, gal bendriau dar važiuojant papasakosiu biškį apie patirtį Varšuvai, turiu ką papasakoti. Ir tiek, tai ką dabar eisime Primarką. Dar kartą tik į Maksą ir judėsim link namų. Aš galvoju, kokias sustojimai 6-7 valandėlės ir jau namie būsim. Tai ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad prenumeruojat, paspaudžiat laiką. Ir dar susitiksim. Ačiū, kad esate, dar kartą paprašysiu supasakaraib ir padėti like ant video, o gal netgi komentarą, jeigu tu ilgai jau pražiūrėjote. Ir tada iki kitų susitikimų. Ačiū, kad esat ir iki.